Aš tave dabar filmuoju, Teodorai. Labą dieną pasakyk. Ką? Pasakyk labą dieną visiems. Labą dieną visiems. Ar tu nori šiandieną daryti darbelius? Taip. Taip. Ar tu žinai, ką mes darysim? Kap. Žiūrėk, parodysim tokią širdį. Mes darysim tokią širdį, laikyk. Darysim tokią širdį iš įvairių šakelių. Mes pririnkom šakelių su Marijonų parke. Štai tokių paprastų visiškai šakelių. Ir padariau tokią širdį. Labai gražiai širdis gavosi, ar ne? Taip. Norėtum pabandyti ir tu tokią pasidaryti? Taip. Puiku. Tai ir pabandysim. Gerai. Taip. Halo. Man patinka tvarkytis. Ten, eik ten, aš tave Man nufilmuosiu į priekį. nepatinka tvarkytis. Žinau, niekam nepatinka. Štai, filmuojam šiandieną kitų būdų. Aš suradau savo mažą fotiką Sony ir pasirodo, kad jisai tinka ant stovo, kurį nupirkau savo dideliam fotoaparatui. Taip, Marijonai, palauk. Tave, tu labai susivėlęs. Susitvarkykit, prašau, jeigu nori dirbtuvių. Ir vėl tas kasdieninis mūsų vaizdas. Jeigu norime dirbtuvių, tai turime truputėlį... Netvarkysiu. Netvarkysiesi? Samohe. Taip, dabar noriu parodyti vaizdą, kuris yra ganėtinai geresnis, negu buvo. Štai berniukai pasiruošę. Ir filmuosime, kaip darom širdis. Dabar einu ruošti dirbtuvėm, nes jau dabar viską jie žaislų sutvarkė. Didelė ta dėzė. Taurai padainuok. Padainuok. Taip, dabar noriu nufilmuoti vaikus. Ir tave. Ir mane. Esam visi pasiruošę darbą, ant stalo pasitiesiam laikraštį, nes klijuosim su karštais klijais, po to dažysim. Ir šiandienos iššūkis yra tas, kad noriu vaikus išmokyti naudotis klijų pistoletu. Taip, žinau, kad tai yra pavojinga, Kur karšta. man sės? Sėsti ant prie sofos. Ir Teodoras tikrai negalės to pats daryti. Šiandieną mes darysime širdį iš šakelių. Tai jums dabar, vaikai, reikia tiesiog pabandyti, pasidaryti širdį iš šakelių. Neįmanoma. Štai taip, kaip aš čia padariau apačioj. Aš tikrai nepadarysiu. Štai. Su tokia nuotaika, kad viskas yra neįmanoma, mes pradedam kiekvienas dirbtuves, bet kai pabaigiam, tai būna viskas kažkaip ir įmanoma. Neįmanoma. Štai, jums reikia Marijonai, aš tau padėsiu. Ar mes iš viso nieko nedarom šiandieną? Aš noriu daryti. Gerai. Aš padėsiu. Reikia pirmiausia pasidėti ant stalo, įsirinkti ir pasidaryti širdį. Panašiai širdį iš šakelių susidėlioti. Bet galima sulaužyti biškį šakelės. Galima, šakelės galima laužyti. Bandom šiandieną viską filmuoti be Kristupo, nes kiekvieną kartą labai sunku jo prisiprašyti. Taip, čia sudėliosim tavo širdelę. Aš negaliu. Marijonai, tu pabandyk. Aš tau būčiau padėjus, bet tu man sakai, kad tu pats susitversi. Čia tikrai labai lengva. Labai lengva. Sunku labai. Dabar reikia tą apatinę širdelę suklijuoti. Aš klijuosiu su klijų pistoletu. Galimi įvairūs variantai ir įvairūs dalykai su klijais. Bet kadangi noriu iš karto ir dažyti... Mama klijuos tau su tuo. Tadulė, kiek atsisės, prašau. Ne. Kodėl? Marijonai, tai nereikia paimti to, kas yra neįmanoma ir daryti. Va, jis Jis tik tai storus.
taip, dabar žiūrėk, tau reikia pagaliukus štai kaip dėti. Dėti pagaliukus, ieškoti tokio ilgio pagaliukų, kad neišeitų iš kraštų. Va tai va, tuk, 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 tuk. Žiūrėk, va, matai, kaip aš pagaliukų pridėjau? Čia ilgas labai, trumpesnių ieškok. Taip, Marijono širdis. Aš daliau. Ten, Aš padaliau mazą. gerai, ten, kur užlenkimai šonai, palauk, parodysiu dar į kamerą. Ten, kur užlenkimai šonai, lyg tai būtų galima ieškoti ir apvalių, bet visiškai nebūtina, aš padariau štai iš mažų širdelių, išformavau širdį. Mažų pagaliukų. Taip, dabar tą darysim su Marijonu, kuris visiškai nieko nenori daryti, jį labai kažkaip tai nervą ima. Va. Visiškai šiandien nevaina. Kažkaip tai aš labai irgi pavargu šiandieną ir visai čia. Tu ir pavargęs. Dar turiu pasakyti apie šakeles, kad jos turi būti būtinai sausos. Ką? Ką tik turbūt nusidėti daug. Tai lindai su pirštu prie kraštų klijų? Ne, bandžiau paimti, bet tas pagaliukas kažkaip išprūdo ir paliečiau klijus. Tai jeigu to pirštą skauda, tai nusideginai, o jeigu ne, tai ne. Visi pagaliukai va, limpa prie pūkeriaus. Nieko tai man tokio, labai Bernardai. užknisa. Marijonai, tu ką nors pats nors pirštuku paliesi ar nelabai? Ne, nesilbėsiu. O būtinai reikia daryti širdį. O ką tu nori daryti? Bet ką? Kaukulę? Aha. Per Valentino dieną niekas kaukulę. Aš nežinau, kaip padaryti kaukulę. Va. Parodyk, Teodorai, kaip tu krūtai darai. Jimt? Ne, neimk. Dėlioji šakeles, ar ne? Dėliojam taip šakeles, kad būtų širdies formos. Ir po to su kraštų klijų pistoletu priklijuosim. Bernardas klijuoja pats. Marijonas dar bijo imti klijų kraštų pistoletą. Štai. O Teodorui aš padedu, bet aš manau, kad mes padėsiu jam suklijuoti, o nudažyti jisai pats galės. Taip, yra likę tik 2 darbininkai. Marijona irgi jau įkalbėjo pabandyti klijuoti su klijų pistoletu. Nes jeigu jie išmoks klijuoti, tai tikrai bus didelis žingsnis į priekį. Filmuoju. Taip, dabar galit pasipasakoti, ką padarėt. Antos kvantos pienas. Kvantos penės, čia pas mus labai linksma jau. Parodykit, pakelkit savo širdis, kurias padarėt. Atsuk Marijoną kitą pusę. Ne, čia. Bernardai, gal gali papasakoti savo įspūdžius, ar sunku buvo tau su klijų pistoletu? Nei sunku, gerai. O tau, Marijonai? Nesunku, tik lėtai klijavau. Gerai. Tai mes suklijavom širdis, aš suklijavau Teodoro, nes jo čia nėra. Pėpis. Štai. Antos kvantos pienas. Ir pereinam į antrą darbų etapą. Dažysim. Daikčiukas. Tai berniukai dažo šakeles. Dažykit išilgai šakų, nes į tarpus... Klijuta. Nieko, uždažysi tuos klijus ir jų nesimatys. 2 norėjau, kad jų širdis būtų raudona, Bernardas norėjau, kad jo širdis būtų violetinė. Dar bus. Bus, dažyk, labai gerai. Bet kaip aš atskirčiau savo ir jų? Užrašysim ant kitos pusės, gal kaip nors. Galėsiu B raidę baltai. Nu, galėsi daryti, ką norit. Pas mus jau beveik tamsu už lango ir kambarį labai mažai šviesos. Mūsų lempa labai bloga. Ką tu čia kalbi man angliškai? Šiandien dažom sekmadienį, nes vakar buvo kitokia programa mūsų. Rytoj į mokyklą. Tai vat, reikėt pamokas ruošti. Oma, yeah, you see me. Oma, hello. Tai dar nebus laiko filmui. Hello, Oma. Jeigu jums reikės daug pamokų ruošti, tai filmui laiko nebus, taip kad dažykit greičiau neįsidirbinėje. Oma. Štai mūsų darbo vaisius. Užbaigtas iki galo 4 širdys, kurias padarėm su vaikais. Kai kurie norėjo jas papuošti. Bernardai, galėdamas pro šalį man patarti žodį. Čia Teodoro paukščiukas ant širdies. Labai paprasta, labai
nieko nekainuoja, tikrai galima pasidaryti kiekvienam namuose, Valentino dieną ir bet kokiai progai. Mes darėm širdis, bet galima turbūt ir žvaigždė, ir ratą, ir ką nori, tikrai labai lengva. Sakyk, prašau, Bernardai, kaip tau sekėsi naudotis klijų pistoletu? Biškį pavargau ir nelabai patiko iš pirmo karto nelabai pavyko. Bet padarai širdį? Taip. Dar imsi tą klijų pistoletą į rankas? Ką? Nežinau. O kaip tau šitas darbas patiko? Taip. Taip, dabar čia Teodoras. Dar yra Teodorai, kaip tau šita širdis? Blogai. Ir blogai? Taip, jeigu tu pyksti, tai jas blogai. Tai kad tu mano stovą turbūt sulaužai, tai kaip aš ant tavęs nepykstu, aš nežinau, ką tu čia pridirbai. Štai, pasikabinau koridoriui mūsų vaikų padarytas širdis ir galvoju, kad labai nepatogiai pakabinau. Dabar negaliu gražiai nufotografuoti, bet iš tikrųjų jos labai gražios, labai lengva padaryti. Ir noriu jums pasakyti tokį dalyką, jeigu jums patinka ar nepatinka tai, ką čia mes filmuojam ir tai, ką darom, leiskit man žinoti, rašykit kokius nors atsiliepimus, laikinkit, kaip ten subscribinkit mūsų YouTube. Būčiau labai dėkinga už atgalinį ryšį. Tai tiek šiandieną, ate.